Komandinės naujienos. Po Seimo rinkimų drastiškai krito prezidentės reitingas. Politologai vienas per kitą aiškina, kad prezidentė padarė daug klaidų, o daug klaidų padarė, nes neturi stiprios komandos. Be komandos net Lebronas nelaimėtų prieš Palangos Juzės krepšininkus. Na taip, komanda paskui Lebroną irgi nespėja, bet visa komanda dirba dėl Lebrono statistikos. Mano statistika suprastėjo. Reikia stiprinti komandą. Laikai buvo. Ir jaunystė. Ir grožis. Nors aš savo dabar labiau patinku. Geriau šaltakraujė prezidentė, negu karštakošė komunistė. Vaikeli, vaikeli, ar tu bent įsivaizduoji, kas iš tavęs išaugs? Labas rytas, ekscelencija. Rytas, labas, Virgi. O, kas čia per garbanis? Pudelį pirksit? Ups. Oi. Jeigu galima, aš nusibausiu save pats. Nusikirsiu ranką. Ar ne ranką. Gal nusikirsiu, žinot, koja bus. Svariau bus. Taip, nors kirvio reitingas 15% atšipęs, bet gal kaip... Nieko nesikirsk. Mano komanda ir taip neįgali. Tu matei paskutinius mano reitingus? Mačiau, aišku mačiau. Visi matė. Gedulas aplink rūmus jaučiasi jau vos prie kaštonų priėjus. Mano reitingai krito, nes aš neturiu komandos. Visi politologai sako tą patį. Neturiu normalaus patarėjų korpuso. O prezidentas be patarėjų yra kas? Jūs? Adamkus turėjo rimtus patarėjus, pavyzdžiui, Albina Januška. Tokį žinai? O, čia tai figūra. Buvo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, turėjo pirtelę, buvo tikrasis Mažeikių naftos pardavimo iniciatorius ir svariai prisidėjo prie Pakso nuvertimo. Oho, nežinojau. Kad Paksą nuvertinėjo? Kad turėjo pirtelę. Arba Adamkaus Darius Kuolys, žinai? Tai kas nežino. Buvęs ministras, garsiausias Lietuvos literatūrologas, Brazdyla, intrigantas. Net Paksas turėjo savo komandą. Netgi du ratus – išmintingųjų ir ištikimųjų. Šurkus, Dalia Kutraitė, Sigutis Jačėnas, Medalinskas. O, tarp kitko Melaginskas. Jis dabar laisvas. Mėgino į valdžią čia prasibraut per visus galus, bet kažkaip jam vis tiek antras galas gaunasi kažkaip. Jūs, tarp kitko, trupučiuką yra išdavęs, bet, žinot, nėra geresnio pasekėjo kaip atsivertėlis. Tai gal aš sakau, einu, atvedu. Būtinai atvesk. Tiks bet kas, kad tik užbaigtų šitą mano patarėjų minčių vakuumą. Minčių vakuumą. Gražiai pasakyta. Kaip koks Schopenhaueris pasakėt. Melaginskai, ateik čia. Pasisveikink su prezidente. Labą dieną. Taip greitai? Žinot, tie, kurie į valdžią nori, tai virš garsinių greičių laksto. Negirdėjom, kaip atskrido, matyt. Tarnystėj pasipuošęs. Tai yra pasiruošęs. O, žavus pudeliukas, atveskite mano žmonos kirpyklą, apkirps. Su nuolaida. Melaginskai, mano reitingai krito. Gal turi minčių, kodėl? Aplinka kalta. Būtent, aplinka kalta, nes aplinkos nėra. Va tokia išviesusi yra mano komanda. Kas man patarinėja užsienio reikalų klausimais? Neliupšienė. O tai kas jai Neliupšienė? Matot, net aš nežinau, kokia čia komanda. O kas patarinėja ekonomikos klausimais? Vidaus politikos klausimais? Jums reikia patarėjo visais klausimais. Darysim taip. Kartu išeisim prieš žurnaliugas, aš rėšiu kalbą ir jūs tada jau reiškit, ką nors tokio. Mes nugalėsim gero savaitgalio. O tada išsikviesim šitos ministrus ir aš su kiekvienu kandidatu kalbėsiu angliškai. How are you, baby? Yes, no. Sit down, please. Geriau jau aš kalbėsiu angliškai. Ar angliškai, ar lietuviškai jūs vėl pridarysit klaidų? Virgi. Supratau.
Sakyk, prezidentai, goodbye. Goodbye. Oh, no, baby, please. Oh my God. Nukirtai? Ne, kava apipyliau. Šitas kirvis, ekscelencija, yra vyriausybinis. Jisai nevyriausybininkų neima. Dabar gal biškai iš kitos operos, bet sakau, ekscelencija, gal kokį padarom vakarėlį, kokią ekskursiją, Anykščius, komandiniai dvasiai sukurti. Ekskursija? Tikrai ne. Aš dar kompartijos laikais buvau kelioninių grupių vadovė. Vienas vargas. Ne, man tikrai nereikalinga politinė komanda, kai aš pati esu politikos komandosas.